Šiais metais Lietuvos talentus lyg susitarę šturmavo įvairiausio plauko magai, iliuzionistai ir net mentalistai. Tačiau nustebinti kitus, kai namų darbai neparuošti, o patys triukai morališkai pasenę, nepavyko nei vienam fokusininkui. Negi jūs galvojat, kad mes idiotai? Čia ne magija, čia yra siaubas. Štai tuomet, kai teisėjai jau buvo beveik praradę viltį, scenoje pasirodė jis. Iliuzionistas iš didžiosios raidės. Mano vardas Antonas, aš gyvenu čia netoli 5 minutės. Ir Antonas iš karto griebė jautį už ragų. Nepliaukšdamas niekų, aš jį tiesiog mesiu į viršų ir jis pats susidėlios. Įpindamas tik jam vienam būdingų juokelių, Samai, spraktelkit taip ir išsijungs. Ne. Suaugęs vyras tiek kartų patikėjo. ir į savo triukus įtraukdamas net didžiausius skeptikus. Sutapo čia ir sutapo čia. Wow. Čia aš iliuzionistė. Antonas tiesiog darė tai, kas jam labiausiai prie širdies ir dėl ko jį myli žiūrovai. Antonas, kaip visada nuostabus. Manęs neįmanoma sumaišyti su kitais Lietuvos iliuzionistais, nes prasčiausiai kalbu lietuviškai. Aš dabar pirmą kartą šitoj scenoj matau tikrą fokusininką. Ir dar va tokį. Aš ten sėdžiu mėnesį, ten kiekvieną naktį galvoju, bam, čia paukštas atsirado, čia atsirado kažkoks ten papildomas mažas bairiukas tam triukai ir visas tas procesas užtrunka ilgam, ten 100 pasirodymų praeina. Atrodo, kad kiekvienas Antono triukas pavyksta lengvai, tačiau tam reikia daug ruoštis. Štai ir dabar pusfinalio pasirodymui Antonas turi numatyti net smulkmenas. Kur sėdės teisėjai, kaip jie gali sureaguoti į jo juokelius, ką daryti, jei triukas nepavyktų. Aš nesenai sapnuojau, kad aš turiu rankoje sumaišytą Rubiko kubą, jį metu į viršų, pakaunu, jis ir yra sumaišytas. Ir aš kaip galvoju, kaip čia galėjo, kas galėjo nutikti. Va toks sapnas. Antonas neslepia, jo tikslas – Lietuvos talentų nugalėtojo titulas. Ir nors konkurencija didelė, o dabar dar reikia įveikti pusfinalio barjerą, iliuzionistas žada visiškai naują, pritrenkiantį šou. Vat šis pasirodymas, jis bus realiai pasaulinio lygio. Tai bus dalykas, kurio niekas niekur nematė. Tai vat šito, ką parodysiu, galiu didžiuotis. Labiau jau nesusijaudinsiu, negu dabar galvodamas, kad turėjo vykti pasirodymas jau pusę minutės. Tai mes ko gero laukiam pradžios. Jau pradėt? Nieko savo. Va čia tai pradžia. Sveiki ir atsiprašau. Sveiki visi, mes pagreitinsim tempą. Šiandien bus labai paprastas triukas, nes sudėtingam nelieka laiko. Samai, prašau, išsirinkit bet kurią. Taip, ir parodykit kamerai, parodykit visiems. Opa. Opa. Man parodo. Gerai. Taip, Samai, aš noriu, kad jūs ant kortos pasirašytumėte, kamštelį nuimsiu. Šitą. Pasirašyti kur? Ant tos pusės? Ant šitos, taip. Šitos. Ir jeigu man nesigaus,
atsiprašinėdamas už tą pauzę, aš darau statymą. Čia mano, gerai, ne mano, tai Naglio piniginė iš Rūbinės, bet koks skirtumas. Jeigu nesigauna, aš atiduodu tos piniginės turinį. Samai, prašau. Kiek ten yra? Dar neskaičiuoju. Neskaičiuoju? Samai, Gerai. Įsidėkit, prašau, atgal į kaladės vidurį. Gerai. Gerai. Ir dabar aš parodysiu ne abiejų rankų miklumą, o vienos rankos miklumą. Pasakykit bet kurį skaičių, bet kurį, didesnį už 22, bet mažesnį už 24. Puikus pasirinkimas, Samai. Puikus pasirinkimas ir būtent 23. Laukit, norit pasakyti, šiandien iš viso ne mano diena, taip? Bet nieko ne visada iliuzionistas privalo nustebinti, kartais reikia tiesiog nudžiuginti. Pažiūrėkit, tai Ilona galvoja, nu pagaliau mes jį prigavom. Ir žinot, tą progą aš noriu pasidaryti nuotrauką. Samai, galim? Aš noriu, kad jūs laikytumėte kortą kairiai rankoje, štai taip, ir kad visi būtų kadre. Laikykit. Taip, gerai. Kairiai yra kita. O, štai, aha, gerai. Taip. Ir padarykit tokį veidą, kad mes prigavom iliuzionistą. Prigavom. Taip, puiku, yra geras prisiminimas. Iš tiesų, man tiesiog žiauriai reikia tokių nuotraukų, kadangi mano panelė labai pavydi ir aš privalau jai įrodinėti, kur aš buvau. Čia nesijuokit, aš dar apie žmoną nekalbu, ten tai yra iš viso bėda. Bet aš žadėjau, kad jeigu nesigauna, tuo atveju aš jums turiu kai ką atiduoti. Aš turiu jums atiduoti savo piniginės turinį. Aišku, atiduosiu ne visą turinį, bet labai svarbią dalį. Dalia, aš vis tiek jūs atpažinau. Prašau, atidarykit piniginę. Štai čia užtrauktuką. Aha, gerai. Čia mūsų laukia toks vokelis, savotiška kompensacija vietoj tos kortos, kurios aš neradau. Ilona, prašau, įsitikinkit, kad vokas yra gerai užklijuotas, kad viskas taip, kaip turi būti. Taip, ir galit atplėšti, ten rasim kai ką labai įdomu. Pinigų? Taip užklijuota, kad net plėšiu. Atplėšinėti vokelius tiesioginėme eteryje yra nepatartina. Žinokit, Ta prasme, sproks? Aš nežinau. aš klijojau net ilgiau, negu čia stovėjau pradžioj. Plėsk, Ilona. Plėsk. Oho. Mano vizitinė ir taip galėsit kreiptis dėl švenčių. Ir dar kai kas. Nieko savo negaliu patikėti. Samai tau pavyko. Bet, žinot, kas yra įdomiausia? Kažkokiu būdu kortą atsirado užantspaudotam voke, bet tuo labiau tai nustebina, kad lygiai, žinojau, kad pokštas nepatiks, kad lygiai prieš 2 sekundės aš jūs nufotografuojau su jūsų korta. Ar visiems matosi? Parodykit publikai. Matai? Bet jeigu kažkam nesimato, matau, Nagliui nesimato. Nagliai, aš jums tą nuotrauką galiu tiesiog atiduoti. Prašau. Wow! Hei, čia naujas iPhone'as, ne? Čia pats naujausias iPhone'as savai. Čia geras. Ir jūs žinot mane, Samas ką tik prigavo, sako, čia naujas iPhone'as. Tai yra iPhone'as 8 ir aš parodysiu, kokios jame slypi paslaptis. Jau parodžiau piniginės turinį. Čia, matai, kiaurai matosi, kad ten jokių paslapčių. Suprantat, Samai, 7 nėra kur įkišti ausinės, o šitam iš viso nieko nėra. Kiek daug pasiekė progresas. Pažiūrėkit. Tai kaip duoda? Gerai. Wow. Bet žinot, kas yra įdomiausia? Įdomiausia, kad jis vis dėlto veikia. Samai, tradiciškai pabandykit, paspauskit. Tau nepavyksta. Man suaugęs vyras ir vėl jį prigavau. Oh, shit!
Ačiū. Sveikas gyvas, Antonai, vėl malonu tave matyti. Sveikas, sveikas. Žinai, kaip sakoma, kad gera pradžia ne visada pusė darbo, tai tavo tokia keista pradžia, bet pabaiga įspūdinga, publika stovi ir mums kilo vienas klausimas, Žinot, supranti? palauk. Aš pradžiai buvau paruošęs vieną įspūdingą triuką. Mes galim pabandyti tą triuką su muzika, su visko, kaip repetavom. Pabandom. Kaip aš norėjau pradėti. O mes prie ko čia? Turbūt yra. Va taip mes turėjom pradėti. Mes išnaudojom. Nu, nėra Mes blogai. viską sudėjom į vieną. Žiūrėk, mes tenai užkulisėse galvojom su Mindaugu, kad viskas tvarkoja, viskas aišku su tuo telefonu, čia neapgausi nei manęs, nei kitų. Tu gali su jo telefonu ką nors padaryti? Nu, Mano tai yra normalus, tikras senas normalus, va. tikras, palauk. Nu, kiekvienas telefonas turi kažkokių savo išskirtinių savybių. Aš matau iš karto, kad tavo Jis suskylė. jis nebuvo net dužęs. Palauk, pabandom. Anton, aš tau daviau šiaip tiesiog, būk žmogus. Gerai, pabandom kai ką. O Ai, tavo, ne? gyvatė tu. Pradūriai. Ai, skylę padarė. Gerai, viskas, daugiau nieko nebedarom. Pasirišto kiaurai per žarnas išlys, pamatysim, nedėk. Dalė, jūs buvot ta, kuri paspaudė X-ą, tai vadinasi, jums nepatiko. Norim iškart komentaro. Ne, man patiko, man labai patiko, ką jūs darot, man patiko jūsų triukai, man atrodo, jūs labai šarmingas ir įdomus meistras, bet jūs turite suprasti, kad kai vyksta numeriai, tai turi vykti greičiau, tai turi vykti dinamika, tai turi vykti energetika, nes kitaip yra darosi nuobodu, jūs prarandate mūsų dėmesį, tai patys triukai yra puikus, bet aš jums nuoširdžiai patariu, pauzės tarp tų triukų turi būti 3 kartus mažesnės, tai tada jūs išlaikysite dėmesį 1000%. Alio, Samai, alio. Mindaugai. Ką darai? Bandau tau skambinti su tuo. Nu, tai kaip? Tuo stebuklingu telefonu. Samai, kaip, patiko? Aš tai ką aš galiu kalbėti, aš jaučiuosi išdurtas lengvai. Tai mano telefonas išdurtas, o ne? Jaučiuosi nejaukiai. Čia buvo mano telefonas, dabar aš turiu nebe telefono kažką. Aš tikiuosi, Antonas man gražins. Alio, Samai, negirdžiu. Alio. Alio. Trečią kartą vyras suaugęs ir vėl ant to pačio bairį. Ačiū, Samai, ačiū. Ilona, prašom. Man patiko jūsų pasirodymas. Patiko tai, ne tai, kad triukai apgavo, bet nuo pat pradžių ir ta pradžia, kad jinai neįvyko, kažkas įvyko, tai patraukė, nes tu galvoji, kas čia vyksta, o paskui viskas sukasi ir atsiranda vieni ir kiti triukai. Gal Dalia ir teisi dėl tempo, bet man nebuvo nuobodu. Aš vis tiek laukiau, kas bus toliau. Buvo smagu. Naglė. Aš irgi prisijungiu prie Ilonos, aš irgi visą laiką laukiau, kas bus. Taip, vienu momentu buvo toks, truputėlį per ilgai, bet čia sekundėlė. Šiaip viskas labai gražu ir man labai patiko. Mes intriguojam ir sakome, kad Antono pasirodymas buvo jau 9, vadinasi, po 10 mes pradėsime balsuoti. Kol kas Antono numeris yra 0-9. Ačiū, Antonai. Ačiū. O mes nekantami gumos